Sveiki vaikai. Na, o šiandien mano rankose antra knyga iš serijos Įdomioji senovė. Knyga vadinasi Sena žaislų dėžė. Na, ko žaidė mūsų močiutės ir seneliai, iš kogi buvo pagaminti žaislai ir kokie žaidimai buvo jų mėgstamiausi. Mes sužinosime perskaitę šią knygutę. Tai aš jums skaitysiu, o jūs įdėmiai klausykite. Kai man pradeda varvėti nosis ar užpuola kosulys, mama skambina močiutei ir sako, Adelė vėl negali eiti į darželį. Tai reiškia, kad močiutė turi atvažiuoti į Vilnių ir žaisti su manimi, kol pasveiksiu. Močiutė taip ir padaro. Mano močiutės vardas Irena. Ji labai sena, nes gimė praėjusiame 1000-metyje iškart po karo. Nors, kai į ją žiūri, tokia sena neatrodo. Atrodo normali močiutė. Šįkart ji atvažiavo mūvėdama naujomis kelnėmis iš prekių katalogo, jas gavo paštu. Ryte mama su tėčiu išeina į darbą. Tada prasideda pats smagiausias mudviejų laikas. Pabandau laimę ir pasiūlau pažaisti kompiuteriu. Tačiau močiutė kaip visada griežtai atsisako. Man atrodo, kad močiutė bijo kompiuterio, todėl kad jis įjungtas į elektrą. Juk kai ji gimė, elektros dar nebuvo. Tik kai pradėjo eiti į mokyklą, jų namuose įvedė elektrą ir įsuko lemputę. Tada visi kalbėjo, kad elektra per daug ryški ir jos bijo akys. Na gerai, kompiuteriu pažaisiu, kai grįš tėtis, o dabar reikia močiutę vestis prie žaislų dėžės. Štai. Kartą su mama suskaičiavome, kad aš turiu 15 lėlių, 2 lėles kūdikius, barbių, skudurinukę ir dar įvairiausių visokių. Neseniai iš kelionės tėtis parvežė lauktuvių barbę, stiuardesę, su kelioniniu lagaminu ir plaukų džiovintuvu. Stiuardesės turi būti labai tvarkingomis šukuosenomis. Močiutė augdama turėjo 2 lėles. Jas abi Zinger siuvimo mašina buvo pasiuvusi mano prosenelė. Kiekviena lėlė turėjo po keletą komplektų drabužių iš įvairių atraižėlių ir sunešiotų rūbų. Senoviškos lėlės būdavo labai paprastos. Pieštuku ar angliuku išpieštomis akimis, brūkšneliu pažymėtomis lūpomis. Tokia lėlė galėjo būti ir mama, ir vaikas, ir kunigas, jei žaisdavo krikštynas. Močiutė sako, kad ji lėlytės labai brangino, o dar senesniais laikais lėlytės nesiuvo, o rišdavo iš skuduriukų ar žolių. Prieš keletą šimtų metų siūlas ir adata buvo prabangos dalykai. Jų vaikams žaisti niekas neduodavo, tad ir lėlyčių niekas adata nesiuvo. Kviečiu močiutę pažaisti su savo lėlėmis, barbėmis ir net leidžiu išsirinkti, kuri barbė ji norėtų būti. Bet močiutė sako, kad barbės mažai pažįsta, todėl geriau žais namus. Na štai, čia yra parodyta, kokios būdavo skudurinukės. Na, čia jau labai prabangi, graži puošni skudurinukė. O čia paprasta tokia, visiškai paprasta, surišta iš skiautelių lėlytė. Prikimšta ji žolinėliais. Namai močiutei gerai pažįstamas dalykas, nes juk vaikystėje augo namuose, ne urve ar medyje. Žmogus išsivystė iš beždžionės kur kas anksčiau negu gimė močiutė. Nuvedu močiutę prie žaislinės virtuvės. Ji bus mama ir ruoš pusryčius savo vaikeliui. Tai yra man. Bet močiutė nori žaisti senoviškai. Ji ruošia tokius pusryčius, kaip vaikystėje ruošdavo jų namuose. Verda bulvių košę ir pila į žaislinį ąsotėlį pieno. Nieko jai nesakau, bet man tokie pusryčiai nelabai patiktų. Aš pienu užsipilu kakavinius žiedelius. Močiutė Irena sako, kad senovėje žmonės valgydavo taip sočiai, todėl kad turėdavo laukuose ar ūkyje sunkiai dirbti. Po bulvinės košės pusryčių mes klojome lėlių lovas ir tvarkėme namus. Kaip gaila, kad neišsaugojau savo vaikystės lėlių baldelių. Dėdė man buvo padaręs lėlių drabužių spintą, kaip tikrą, su išdrožinėtais ornamentais. Turėjau ir supamą lėlių lovelę su patalėliais, sako močiutė. Man irgi gaila, mielai pastatyčiau tokius senovinius baldelius savo 2-aukščiame lėlių name. Na štai, senovinė žaislinė spinta. Šiuo metu jinai yra tokia muziejuje. Mediniai ratukai iš Lietuvos liaudies
buities muziejaus, tai čia toks kaip ir vežimėlis lėlytei, kūdikio lovelė, senovinė irgi rankų darbo padaryta, tai va, tokie baldukai būdavo. Labai norėčiau pamatyti močiutės žaislų dėžę. Tikriausiai ten buvo tokių žaislų, kokių aš neturiu. Močiutė Irena augo su 3 broliukais, jų namuose buvo daug ūkiškų žaislų, medinių gyvuliukų, arkliukų, karvių ir paršelių, buvo rateliai šienui ir malkoms vežti, plūgas ir žaislinis grėblys. Daugiausia žaisliukai buvo iš medžių, juos išdroždavo suaugę vyrai arba vyresni broliai. Močiutė gėrisi savo minkštais žaisliukais ir dėliodama juos sako, kad vaikystėje tokių gražių žaislų neturėjo, bet galėdavo paglostyti tikrus avinėlius tvarte, kai atsivesdavo avis. Mano proseneliai augino daug avių. Aviukai bliaudavo, o močiutė juos bučiuodavo į galvytės, taip, kaip dabar bučiuoja mane. Na štai, vaikai, šitam gaidžiui daugiau nei 100 metų ir dabar šitą gaidelį saugo muziejuje. Mašinų modeliukai atstojo vežimėlius ir ratukus, irgi štai tokie žaislai. Gaila, kad man bėga nosis ir mes negalime eiti lauką. Lauke kaip tik yra sniego, o balos sušalusios į ledą. Aš jau moku čiuožti pačiūžomis, neįsikibdama išmokau čiuožykloje. Gal močiutė kada nuvažiuos su manimi, bet ji atsikalbinėja, kad tikromis pačiūžomis čiuožti taip ir neišmoko. Jei apvirstų, nusilaužtų koją ar ranką, nes jos kaulai dabar trapus kaip ledo varvekliai. Tai kodėl vaikystėje neišmokai, piktelėjusi, aš paklausiau. Močiutė sako, kad pirktinių pačiūžų jų kaime niekas neturėjo. Vaikai ant tvenkinio čiuoždavo medpadžiais. Medpadžiai tai beveik klumpės, tik jų viršus padarytas iš odos. Mano prosenelis mokėjo daryti medpadžius. Tokiais medpadžiais vaikai eidavo į mokyklą. Juos reikėdavo palikti koridoriuose, kad nebarškėtų. Na štai, tai vat, ar norėtumėte nuo kalno pasileisti tokiomis slidėmis? Na, jos tikros ir šiuo metu yra saugomos Rumšiškėse, o čia vyresni vaikai turėdavo porą pačiūžų, mažesni turėdavo tik po vieną, ant kitos kojos prisirišdavo paprasčiausią vynį, prikaltą kaladėlę ir pasispirdavo ir čiuoždavo. Tai vat ant vyžos matot toks pagaliukas. Na, darydavosi tokias pačiūžas. Parodau močiutei savo magnetukų kolekciją, kurią parsivežiau iš kelionių. Mes su mama ir tėčiu dažnai keliaujame automobiliu, o kartais skrendame lėktuvu. Dar turiu limpakojų ir puponautų kolekcijas, surinktas iš prekybos centrų. Močiutė sako, kad būdami maži jie su draugais irgi kolekcionuodavo visokius daiktus. Ji turėjo labai gražią skiautelių kolekciją, kartu su broliais rinkdavo spalvotų pupelių ir gražių akmenukų kolekcijas. Sako, kad būdavo labai smalsu aižyti sudžiūvusias pupelių ankštis, nes visada tikėdavosi rasti kokių nematytų ornamentų pupelę. Čia tas pats, kaip atidaryti kiaušinį siurprizą. Niekada nežinai, kokį žaisliuką gali rasti. Na štai. Šią medinių suktukų kolekciją padarė Dzūkijos tautodailininkas Algirdas. Na štai, mediniai suktukai. Irgi būdavo tokie žaisliukai senoviniai. O dabar norisi pažaisti ką nors linksmesnio. Liepiau močiutei atsisėsti ant grindų ir plačiai peržvelgti kojas. Kiek tik leidžia jos naujosios kelnės iš katalogo. Čia bus vartai, močiutė vartininkė, o aš būsiu futbolininkė. Tai mėgstamiausias mūsų su tėčiu žaidimas. Močiutė sako, kad jie vaikystėje žaisdavo vilnoniais kamuoliais. Kai prosenelis veldavo veltinius, tokius didelius žieminius botus iš vilnos, likdavo visokių vilnos atliekų, iš kurių padarydavo vaikams kumščio dydžio kamuolius. Jais labai smagu žaisti, nes jie į tave pataiko, kamuolys
tiesiog neskauda. Dar senovėje kamuolius siūdavo iš milo, storo vilnonio audinio ir prikimšdavo pakulų ir skudurų. Močiutė pasakojo, kad anksčiau kamuolius darydavo net iš karvės ar arklio plaukų. Pavasarį, kai gyvuliai pradėdavo šertis, ridendavo jų šonais mažą suveltą plaukų rutuliuką, kol jis pasidarydavo didesnis. Na, kamuolys iš karvės kailiuko gal ir nieko, bet iš kiaulės pūslės tokio tai jau tikrai nenorėčiau. Nors močiutė ir bando įrodinėti, kad prie krosnės išdžiovinus pripūstą kiaulės pūslę išeina lengvas ir labai smagus kamuolys. Na štai. Toksai yra didelis kamuolys. Jo parduotuvėse tikrai nenusipirksi. Ir jis yra saugomas Lietuvos liaudies buities muziejuje. Čia kamuolys iš milo, prikimštas pakulų. Matydama, kaip susiraukiau išgirdusi apie kamuolį iš šlapimo pūslės, močiutė nesiliauja pasakojusi dar didesnių keistenybių. Papjovė kokį naminį gyvulį. Iš jo kaulų žmonės darydavosi vaikams žaislus. Pavyzdžiui, iš kiaulės kojų nariukų išeidavo kauliukai panašus į tuos, kuriuos metame dabar žaisdami stalo žaidimus. Kiaulės kojų kauliukus vaikai mesdavo ant grindų ir žiūrėdavo, kuria pusė nukris tas ir laimės. O iš žąsies stemplės darydavo mažiems vaikams barškučius. Stemplę išplaudavo ir į ją įberdavo žirnių ar kokių sėklų. Tada galus sunerdavo į žiedelį ir išdžiovindavo. Mažas vaikelis pasiimdavo tokį žiedą į rankutę ir barškindavo, o kartais net pakramtydavo, jei dygdavo dantis. Močiutė su broliukais iš žąsies krūtinkaulio darydavo laivelius. Kai pavasarį pradėdavo tirpti sniegas, tekėti upeliukai, labai smagu būdavo plukdyti laivelius. Žąsies krūtinkaulį virdavo vandenyje kelis kartus, kad kaulas liktų visiškai švarus, tada pritvirtindavo burę ir plukdydavo. Vieną laivelį pagavo kaimynų šuo ir nusinešė tą kaulą, bet močiutė labai neliūdėdavo. Jei pradingdavo žaisliukai, pasidarydavo naujų. Na štai čia kiaulių kojų kauliukai taip atrodo. O čia yra ožiukas iš paukščio krūtinkaulio. Čia dar matome kūdikių barškučiai tokie. Močiutė, ką tu labiausiai mėgdavai žaisti vaikystėje, klausiu. Močiutė labiausiai patikdavo žaisti turgų, viską pirkti ir parduoti. Na, mes su tėvais savaitgaliais irgi važiuojame į prekybos centrus. Taigi, tikriausiai mokėsiu žaisti tą senovinį močiutės žaidimą. Močiutė viename kambaryje gale rikiuoja prekybstalius su daržovėmis, sūriais, kiaušiniais ir sviestu. Vaikystėje sviestą jai atstodavo molio gabalas, kurį buvo galima pjaustyti ir sverti. Kitame turgaus gale jis stato mano minkštus žaisliukus. Čia bus gyvūnų kampas. Į turgų ūkininkai veždavo parduoti paršelius, arklius ir karves. Močiutė prisimena, kaip laukdavo iš turgaus grįžtančių savo tėvų, nes ką nors pardavę, jie būtinai nupirkdavo lauktuvių vaikams. Cukrinį gaidelį ant pagaliuko, pypkę arba meduolių. Aš irgi visada laukiu lauktuvių, kai mama ar tėtis išskrenda į užsienį. Mes gyvename 4. aukšte, bet močiutė atvažiavusi pas mus į svečius niekada nesinaudoja liftu. Visada lipa laiptais, jai tiesiog patinka lipti. Na štai. Saldainis gaidelis ir, na čia gal žuvytė, o čia meduolis, taip? O maža lipdavo į medžius ir žaisdavo visokius berniukiškus žaidimus kartu su savo 3 broliukais. Broliai turėjo pasidarę lanką, kartu visi šaudydavo į taikinį, bet dažniausiai žaisdavo rusus ir vokiečius, nes buvo seniai praėjęs karas ir žmonės apie jį vis dar kalbėdavo. Turėdavo ir medinių šautuvų. Močiutė sako, kad ginklai ir karai berniukams patinka nuo senų senovės. Net kasinėdami pilis, archeologai atranda medinių kardų ir žaislinių strėlių, kurie išsilaikė po žemę kelis šimtus metų. Su tokiais kardais
Berniukai tikriausiai žaisdavo kryžiuočių karus. Mama su tėčiu namuose man neleidžia triukšmauti, po darbo jiems skauda galvas, o senos močiutės ausis nėra tokios jautrios, bet to ir galvos jai neskauda, nes močiutė jau nebedirba, yra pensininkė. Likusios vienos mudvi patriukšmaujame kaip reikiant. Močiutė Irena moka mėgdžioti įvairiausius paukščių balsus. Vaikystėje su broliais švilpynės darydavo iš kiaulpienių, tuščiavidurį kotą suspaudė viename gale arba iš medžio šakelių. Tam labiausiai tinka pavasarinės. Tada galima lengvai nutraukti žievelę, įkišti liežuvėlį ir groti. Galime gražiai pašvilpauti ir molinėmis dūdelėmis, ypač jei šone yra kelios skylutės, tada ir išeina melodija. Na štai. Mediniai kareivėliai išdrožti, švilpynė senovinė, kardai. Pernai Kaziuko mugėje močiutė man nupirko molinį paukštelį, kuriam galima pūsti į uodegą. Kaime močiutė mane moko atpažinti įvairius paukščių balsus, bet aš neskiriu kielės nuo zylės. Kol kas atpažįsiu tik kukuojančią gegutę. Kai aš išmėtau žaislus, mama labai pyksta ir sako, kad daugiau nebepirks nei vieno žaislo, nes tiems žaislams ji išleidžia pusę savo algos. Na gerai, bet kita pusė juk lieka jai. Kai klausiu močiutės, ar jos tėvai irgi išleisdavo žaislams pusę algos, ji kažkodėl pradeda juoktis. Pasirodo, tais laikais nebuvo žaislų parduotuvių, bet jau močiutės kaime. Bet žaisliukų ji turėjo nemažai. Daugiausia pasidarydavo pati iš šakelių, konkorėžių, medžių šakučių, medžių kaladėlių ir senų degtukų dėžučių. Degtukų dėžutės buvo ypač branginamos, nes atstojo ir komodą su stalčiais ir indus. Močiutė mėgdavo žaisti viską, ką matė aplinkui. Žaisdavo, kad veža šieną ir ravi daržus, kad melžia karves ir laidoja negyvus žvirblius. Paskui žaislinės žąsis pakeitė tikros žąsis, kurias reikėdavo prižiūrėti, kad neišeitų į kelią. Reikėdavo sušluoti tų žąsų sagas nuo tako, o tai jau tikrai labai įdomus užsiėmimas. Vaikystėje močiutė negalėjo atsižaisti tiek, kiek nori, todėl dabar ji mielai žaidžia su manimi. Ji yra pati geriausia mano draugė, jei neskaičiuotume vaikų darželio. Na štai, čia dar konkorėžiai, dar keli žaisliukai padaryti. Švilpynės iš molio. Na, štai vaikai, perskaitėm labai įdomią knygutę apie žaisliukus senovėje, kuo žaisdavo mūsų seneliai ir proseneliai. Tai labai ačiū Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų, vaikai. Iki.